Nostra LT. Regionų krepšinio lyga. Kelyje. Eteryje Karolis. Jau dabar turbūt visi galvoja, kai jau eteryje šūkis mūsų eteryje Karolis, tai jau kažkas jau bus apie krepšinį. Ar čia dažniausiai taip ir nutinka, nėra ką slėpti. Ir labai smagu, kad ir šiandieną mes turime žmogų, kuris mums labai gražiai gali papasakoti apie turbūt pačią geriausią sporto šaką pasaulyje, bent jau man ir turbūt ir jums, Juozai, ar ne? Kauno kolegijos sveikatingumo ir sporto centro vadovas, taip pat regionų krepšinio lygos Kauno kolegijos komandos vadovas Juozas Barkauskas šiandieną yra su mumis. Labadiena, Juozai. Labadiena. Kaip gerai, pirmiausia, tai aš visada klausiu, kaip prieš kalėdinių laikotarpių, kadangi jau poryt kūčios, ar dovanos visos supirktos? Sakyčiau, kad taip. Iš tikrųjų, dažniausiai jos būna superkamos paskutiniam akimirkom, bet šiais metais pavyko šiek tiek anksčiau pasirūpinti, tai manau, kad taip. Ar tai reiškia, kad turėjote daugiau laisvo laiko? Nemanau. Tikrai ne, bet tiesiog galbūt buvo iš anksto sudėliota ir viskas buvo padaryta iš anksto. Planas sudėliotas, toks, ar ne? Tikrai taip. Smagu dėl to. Jeigu vardinčiau viską, kuo jūs gyvenime užsiema, tai tikrai neapsiribotų vien tik tai vadovavimu sveikatingumo ir sporto centrui bei RKL Kauno kolegijos komandai. Žinau, kad turite veiklų aibę, kad dažnai matau pats ir per televizorių su švilpuku bėgiojant, tai labai smagu. Patį turbūt pažįstu, nežinau, kokius 15 kokių metų, ar ne, tai labai smagu, kad nuo mėgėjų lygų mes kažkur galime taip gražiai atsispirti. Tikrai sveikinu su gražiais pasiekimais. O dabar apie krepšinį. Tai Kauno kolegija šį sezoną debiutuoja Nostra LT regionų krepšinio lygoje ir kaip pats vertinat pirmuosius tuos žingsnius lygoje ir kokie tie pirmieji įspūdžiai po starto? Tai visų pirma, ačiū, taip maloniai pristatėt, taip esu krepšinio žmogus ir iš tikrųjų tas pagrindinis toks ir vienas iš iššūkių buvo atėjus į šitas pareigas, kad krepšinis yra svarbu ir norime reprezentuoti Kauno kolegiją ir toks buvo pasirinkimas dalyvauti regionų krepšinio lygoje, nes tikrai puikiai pats tą lygą žinau, kelis metus teko vadovauti tos lygos teisėjams ir tikrai matau lygos augimą ir toliau jinai auga kiekvieną dieną. Bendrai startas mums buvo toks su jauduliu, bet tikrai džiaugiamės startu. Iškovotos pergalės ir dabartinė vieta, trečioji vieta turnyrų lenteliai savo pogrupėje tikrai parodo, kad startavom gerai. Pradžia kaip visą laiką, kaip ir visom turbūt komandom, sunki, daug broko, pasiruošimo galbūt atrodo trūko dar vienos dienos ir panašiai, bet tikrai džiaugiamės ir džiaugiamės savo pirmojo ratu ir su nekantrumu laukiam taurės varžybų bei antro rato. Esate visiška namų komanda, ar ne? Tikrai taip. 4-0 namuose. Taip, tikrai, iš tikrųjų namuose žaidžiam tikrai su kita energija, žiūrovų vis daugiau ir daugiau ateina, nes, kaip žinot, turbūt žmonės, kaip sakant, myli pergalės, tai kuo dažniau renkasi, kai iškovojam pergalės. Bet visiškai esame namų komanda, su kita visiškai energija žaidžiam namų rungtynės. Ir tarp kitko, dvies paskutinėsias rungtynės pavyko iškovoti pergalės ir svečiuose, tai kas irgi džiugina. Taip, čia negalima pamiršti ir legendinių kolegijos lankų. Tai. Turbūt tikrai tas veikia. O dabar aš paklausiu, kaip vienos komandos vadovas kito vadovo. Tai kokie didžiausi iššūkiai ir atsakomybės tenka einant šias pareigas būtent studentų komandoje? Tai jūs, Karoli, žinot turbūt dabar tai padirdamas ir čia aš pasakyčiau turbūt, ar tai būtų studentų komanda, ar tai būtų aukščiausios lygos komanda, iššūkiai turbūt daugmaž tie patys. Tai pirmas dalykas, labai pasinaudodamas progą norėčiau padėkoti mūsų administracijai, kolegijos, kurie tiki mumis, tikrai skiria pakankamai dėmesio ir lėšų ir dėmesio mūsų komandai, kad mūsų komanda augtų, tai tikrai didelis ačiū jiems. Toliau pagrindinis iššūkis turbūt puikiai vadybininkai supras, kad prieš sezoną prisitraukti papildomų lėšų, kad galėtume skirti tiem žaidėjams daugiau, negu galėtume įprastai. Tai šitie iššūkiai, su kuriais pavyko visai neblogai susitvarkyti. Taip pat
norisi, kad žaidėjai, kurie žaidžia mūsų komandoje, kad galvotų tik apie žaidimą, todėl tikrai stengiamės kartu su treneriu viskuo pasirūpinti, kad galvotų žaidėjai turėtų tik tais apie krepšinį. Tokie pagrindiniai iššūkiai. Taip pat, žinot, gyvenimos, mes tikrai, mūsų žaidėjai turi geras ir gyvenimo sąlygas, kas yra ne kauniečiai ir panašiai. Tai treniruočių procesas, šiuolaikinis jaunimas, žaidėjai jauni, jie neapsiriboja žaidimu mūsų komandai, taip pat jie turi kažkokių tai, kaip sakyt, kasdienių rūpesčių, tai aišku, mokslas pirmoje vietoje, tada yra darbai ir panašiai. Tai tikrai iššūkis yra ir sudėliota tinkamą tvarkaraštį ir panašiai. Ar visi žaidėjai yra Kauno kolegijos studentai? Ne, šiuo metu mes komandoje turim keli žaidėjus, kurie nėra studentai. Dar nėra studentai. Dar nėra studentai, taip. Mes turim ir 12-oką, turim, kurie yra pabaigę mokyklas, bet kitais mokslo metais planuoja pas mus stoti. Tai iš tikrųjų mūsų toks ir buvo noras pirmais metais turėti keli žaidėjus iš išorės, pastiprinti mūsų komandą, kad apie mūsų žinotų. Ir tikrai mūsų toks pagrindinis turbūt tikslas kiekvienais metais mažinti tų žaidėjų iš išorės skaičių. Norim vieną dieną tikrai būti komanda, kurioje žaistų tik mūsų studentai. Aš nebejoju, kad taip ir nutiks, nes į Kauno kolegiją tikrai stoja daug labai perspektyvaus jaunimo ir smagu, tikrai labai smagu dėl to apskritai, kur dabar yra Kauno kolegija. Pažengimas tikrai labai labai stiprus ir labai labai gerbtinas. Dar apie tą RKL ir tą jaunystę. Kaip tortas jaunystė. RKL neretai vadinama ateities talentų lyga. Ir kaip manot, kuo ši platforma yra naudinga jauniems krepšininkams ir kokią pridėtinę vertę jis suteikia būtent studentams? Taip, apskritai sakyčiau, tikrai daug tų žaidėjų čia neužtektų turbūt viso eterio išvardinti, kiek žaidėjų čia pradėjo ir kiek ne tik žaidėjų, aš pasakyčiau, bet tiesiog pačių sporto specialistų, tų pačių vadybininkų, tų pačių trenerių, kurie pradėjo regionų lygio ir tapo dabar aukšto lygio treneriais. Turėčiau paminėti irgi, kad teisėjai visi pradeda teisėjauti regionų krepšinio lygoje ir tada, kaip sakyt, tikrai nemažai yra teisėjų, kurie net dabar Eurolygoje teisėjauja, Čempionų lygoje. Tai labai, labai svarbi lyga yra ateičiai, o kas liečia jaunimą, tai žinot, rungtynių skaičius tikrai pakankamas. Taip. Varžovai tikrai, sakyčiau, varžovai, pavyzdžiui, mes susidurėm su varžovais, kurie yra arba labai patyrę, jau baiginėjantis, galima sakyti, karjerą ir labai yra patyrę, bet yra garbė. Nueinantis, taip, taip labai sakoma. Teisingai. Bet jie iš tikrųjų nueinantis tik tais ant popieriaus pagal amžių, bet iš tikrųjų bet ką išdarinė aikštėje, kaip tai mūsų studentai žaisdami prieš juos turi pasimokyti tų visokių judesių ir panašiai. Tai viena grupė, sakyčiau, žaidėjų, bet šie žaidėjai labai padeda tiems jauniesiams komandų žaidėjams. Ir lygiai taip pat mums teko susidurti ir šį sezoną su keliom komandom. Tai tiek Žalgiris 4 komanda, tiek Tornado krepšinio mokyklos komanda. Tai komandos, kurios yra labai perspektyvos, fiziškos labai ir tą fiziškumą atlaikyti tikrai yra ką veikti. Tai taip sakyčiau, dėl to ir ateitis yra ši lyga. Šviesi ateitis, ar nelaukia? Labai sakyčiau. Tikiuosi. Tikiuosi, kad, kaip sako, medalių nereikės laukti tiek, kiek laukiam dabar, ne vyrų krepšinyje. Na, o kokius tikslus, kalbant apie jūsų komandą, kokius tikslus Kauno kolegija kelia savo pirmajame sezone B divizione ir kokie realūs lūkesčiai dabar jau įsibėgėjus čempionatui? Tai bendrai iš tikrųjų aš nenorėčiau apsiriboti vien tik tais vieneriais metais, to vienu sezonu. Mes tikrai galvojame apie tą ateitį tolimesnę. Nežinot, rezultatą šios dienos pasiekti čia, kaip sakyt, Taip. Keli žaidėjus stipresnius ar dar kažką čia, žinot, bet mūsų tikslas yra toksai ilgalaikis ir labai norime, kad apie mus išgirstų, pirmas dalykas, apie kaip bendrai Kauno kolegija. Tikrai paminėtina, kad kolegija auga kiekvieną dieną visose srityse, tai čia, žinot, sportas tik viena iš sričių. Tobulėjom kiekvieną dieną ir stengiamės tobulėti. Pagrindinis turbūt būtų tikslas ir parodyti, kad mes turim tas sąlygas krepšininkams,
geras pakankamai tikrai. Ir kad žaidėjas norėtų pas mus atvykti, tos 3 metus pasimokyti, tuo pačiu pažaisti krepšinį, atstovauti Kauno kolegę ir siekti aukščiausių tikslų. O žinot, nenoriu garsiai eterį sakyti mūsų tikslų, mes tikrai turim vidinius tikslus. Rezultatų norim pasiekti, žinom, skaičiuosim pavasarijos, kaip sakant, bet tikrai mūsų tikslas eiti kiekvienas rungtynės. Tikrai treneris Rolandas Radvila dirba puikiai su jaunimu, tikrai žinant. Čia toks legendinis, sakykime, jaunimo treneris Lietuvoje. Tikrai taip, tai vat ruošiasi kiekvienom rungtynėm, eina į kiekvienas rungtynės, po jų pasidžiaugia iki tol, kol ateina į Rūbinę ir galvoja apie ateitį. Tai čia, kaip sakyti, tokiu darbu, svarbiausia nuoseklumas, tas požiūris į darbą ir ateina rezultatas pats. Geras, labai labai geras atsakymas iš tiesų. Aš taip ir galvojau panašiai, kad atsakysit ir prieisit iki Rolando. Tai... Jūs norėjot, Karoli, kad aš atsakyčiau vietą konkrečią, ne? Ne, jokių būdų, ne, niekada paties manęs, kai paklausė, tai aš taip pasakau, pirma, visada, tiesiog, tai dėl ko daugiau žaisti, jeigu negu dėl pirmos vietos, bet kartais reikia realybėje šiek tiek pabūti. Ne, tai viskas labai teisingai. Aš asmeniškai kalbu. Tai tikslai turi būti patys aukščiausi, bet sakau, kartais ir bendrai, apskritai pažiūrėjus į tą sportą, ar tas pagrindinis tikslas tikrai turėtų būti būtent kažkokia iškovota vieta. Galbūt mes plačiau pažiūrėkime tą visą procesą ir viską, bet žinoma, paskui pavasarį, kai sezono pabaiga, tikrai norisi kelti tą taurę. Taip, ir norisi būti ten tam ketvertuke. Nei vienas nenori pralaimėti. Ne per televizorių žiūrėti. Tikrai, tai mūsų tikslai tikrai aukščiausi ir mes savo viduje turim įsikėlę ir bandysim jų pasiekti. Tai čia suprantama ir sveikinta. Mano, tarkim, vakar komandą žaidėm, ar ne, mes dar susirašėm su jumis. Pralaimėjom, bet po tas toks, žinot, pozityvus pralaimėjimas. Baisu taip sakyti, bet taip yra. Tiesiog pamatėm, kad judam kažkur gero žaidimo, gero rezultato link. Tai tas pralaimėjimas niekada ne visada būna tas toks negatyvas. Tai bent jau aš taip galvoju. Nežinau. Tai tikrai taip, iš tikrųjų, tai turbūt kas tą ir krepšinį supranta, tai kartais būna ir po laimėtų rungtynių tu kartais žiūri ir galvoji, Dieve. Labai gerai, mes turim tą taškelį, bet ar mes šituo keliu toli nueisim? Arba atvirkščiai, yra pralaimėjimai, kartais taip pat, aišku, kažkokiu yra nesmagu, tikrai pralaimėti niekas nenori, bet tu matai, kaip sakot, pozityvumo ženklų ir matai, kad tas nuoseklumas, tavo tas darbas tikrai vieną dieną duos rezultatą. Tai reikia kantrybės, kaip ir visur. Taip, žinoma. O kadangi pats esate, aš nežinau, nesuskaičiuojama turbūt jau metų kiekį regionų krepšinio lygoje, vienokiose ar kitokiose pareigose, ar ne, ir kažkur aplink, ar ne, tą lygą. Tai kaip vertinat dabartinį RKL bendrą konkurencinį lygį iš vidaus ir kuo stebina arba kur jūsų akimis galima dar tobulėti? Tai žinot, tam tobulėjimui, tai... Ribų nėra? Ribų tikrai nėra, čia toksai, sakyčiau, kad ta frazė nors atrodo tokia gal sakyti dažna, bet jinai visą laiką teisinga, tai čia jau kiek žinau, kiek pažįstu ir lygos vadovus, tai jie kelia savo tik aukščiausius tikslus ir žinot, kaip savo keliasi tikslus, tai visą laiką ir tobulėsi, čia vėl normalus procesas. Bet iš esmės tai lyga tikrai stipri, konkurencinga ir kas yra mum smagu, kai mes seniau žaisdavom tik tais miesto pirmenybės ar studentų lygai, tai dabar tikrai yra galimybė pažaisti su kitų miestų komandomis. Taip. Ir mes tikrai žinom, istorija rodo, kad mažų miestelių komandos regionų krepšinio lygoje kartais tikrai tu atvyks ir galvoji, čia atvažiavom, neminėsiu miestų ir ten tada pamatai, ko nepamatysi niekur, žinot, tiek salių, tiek žiūrovų prasme ir panašiai. Tai tas dalykas iš tikrųjų stebina, dar kol kas neteko mums toli keliauti su mūsų komanda, bet manau, dabar bus tolimiausiai išvyka į Lazdijus, bus taurės rungtynėse, tai tikrai manau, kad turėsim būti pasiruošę. O bendrai tai
tikrai lygis lygos aukštas ir iš tikrųjų dar skaitant naujienas, jau man nebenuostabu, kai pamatai, kad žaidėjas iš nacionalinės krepšinio lygos perėjo į regionų krepšinio lygą. Ir ne tai, kad žaidėjas, kuris ant suoliuko sėdėjo, bet, kaip sakyti, rotacijos žaidėjas. Vienas vedančių žaidėjų, realiai, jeigu čia apie Igną kalbant. Taip, nu, tai tarkim, kaip pavyzdys, vienas iš paskutiniųjų, kai tu pamatai, kad perina, tai supranti, kad nei kiek nenusileidžia, netgi kartais turbūt ir lenkia kai kurių komandų, galima sakyti, vadybą. Tai tas yra tikrai džiugu. Ir čia manau, kad didelis lygos darbas. Labai geras įrodymas Kėdainių komanda laimėjusi regionų krepšinio lygą praėjusiais metais ir dabar esanti labai aukštai nacionalinį krepšinio lygą. Ir tikrai, kas dar parodo, kad neatsitiktinumas, Gargždų komanda laimėjusi B divizioną, dabar A divizione lyderiauja, nežinau, žiūrėjau prieš porą savaičių dar buvo pirmo vietą, dabar pasikeitė kažkas, bet iš tikrųjų tai dar kartą parodo, kad antroje vietoje, bet taip, ten lyderiaujantis. Bet labai geras, Karoliui, jūsų pavyzdys apie Kėdainius, kurie ypatingai sezono pradžioje ten buvo turbūt iš 8 rungtynių 7 pergalės. Taip. Ėjo. Ta pačia sudėtim, galima sakyti, pasipildė porą žaidėjų, bet tai parodo, kad ne tai, kad aš, turbūt kaip seniau būdavo, iš kažkokios žemesnės lygos pateko aukštesnė, ir dabar metus laiko mes pažiūrėsim, kas čia vyksta. Ne. Yra tokių Griebė pavyzdžių, iš karto. Yra tikrai, ir tam pačiam Nostra LT regionų krepšinio lygoje yra tokių pavyzdžių, bet tai reti tie pavyzdžiai. Tikrai labai smagu, kad įrodo kitame lygyje komanda, kad tas regionų krepšinio lygos puslapis yra labai spalvotas. Ir mes esam iš tikrųjų ta komanda, kurie pradėjom žaisti nesižvalgom, o mes iškart, kaip sakyti, siekiam kažkokių tikslų. Mes nesižvalgom, nežiūrim, kaip sakant, kad pirmą zoną pažiūrėsim, kas čia vyksta, nuo pradžių reikia kažką įrodyti, kad būtum gerbiamas. Taip galima sakyti. Jo, gerai, smagu, žinau, kad pats irgi skubat, irgi už lango jau žmonės laukia. Juozai, aš labai norėčiau pačiam labai padėkoti už ne tik, kad šiandieną radot laiko čia pas mus atbėgti, aš labai noriu padėkoti asmeniškai padėkoti už tai, kad kada jum bepaskambinsi ir paprašysi tiesiog treniruotėjai žmogų atvežti kažkur pas jūs niekada neatsakot ne, tai labai dėkui jums ir, kaip sakant, mes to nepamiršime. Ačiū labai. Ačiū labai, Karoli, už pakvietimą, iš tikrųjų malonu, apie krepšinį galėčiau šnekėti. Lygiai taip pat. Galim, turbūt tą muziką išjungti ir galim kalbėti visą dieną, bet dėja taip turim ir kitų reikalų. Ir ačiū labai ir sėkmės visiems. Gražių švenčių, tikiu, kad linkiu, kad kiti metai nebūtų blogesni už šitos. Geresni, bet svarbu nebūtų blogesni. Linkiu to paties, ačiū. Ačiū labai, dėkui ir iki. Nostra LT regionų krepšinio lyga kelyje.